Sveiki, šiandien sukursim pamoką, kaip susikurti savo serverį CSS. Taigi, pradėkime nuo to, ko mums reikia Putty ir WinCCP programos. Aš pradėsiu nuo Putty, tai pradėkime viską. Palaukite. Tada dar parsisiųsime. Enter spaudžiame. Jas rašome. Nu, čia pasakysi tą patys. Tiesiog aš dabar žinau, ką reikia daryti, tai tiesiog aš prie visko. Nu, dabar čia sudėks viską. Kai viską sudėks, aš čia pristabdysiu, nes čia, ką žinau, gal kokį 15 minučių taip grubiai tenais viską kraus. Tai pakartosi 2 kartus, tai užkrausi iki 100%, tada vėl dar kartą pakartosi. Nors aš, kai užkrausiu, paleisiu idėją, vėl pakartosiu. Bet dabar tiesiog noriu, kad paleistų. Čia instaliuosiu paką surtse modą prie to pačio, prie tos pamokos. Tai truks pamoka apie 15 minučių. Nu, pradėjęs siųsti, dabar iki 100%, tai aš pristabdysiu, kai kažkur ant 90 ir paleisiu video, kad nereikėtų taip labai ilgai video lauktamis. Kol dar tiesiog čia įrašinė, tai parodysiu, kaip reikėtų sudėti adminą ar ten VIPo imunitetą ir panašiai. Tai einame į addons, source mode, config, simple admin čia einame. Ir apačioje vat, yra keli pavyzdžiai, kaip reikėtų dėti tai ant Steam'ą ir ant IP adresą. Taipogi, vat, matote, yra, vat, kad gautumėte imunitetą tenais ir plius teisės, tai reikėtų, tarkime. Tai čia būtų su imunitetu. Taigi, tiek norėjau parodyti dėl adminą, o šiaip admino dydis, tenais VIPo dydis panašiai kaip ir ant 1.6, tai yra ten beta ir panašiai. Taigi, žiūrime, kiek čia dar kraunas, tai palauksim. Na, štai beveik jau visas nusikrovė. Dar truputėlį čia pakraus, kaip matote. Čia dar keletą minučių gal kraus, gal pusminutės, nežinau. Pasikraus, tada pakartosime tą pačią komandą, kurią atlikome. Prie to pačio iš karto galite parsisiųsti iš revcrev, kad jūsų serveris būtų non-steam, tai yra Revolution emulatorių nueinanti, Linux arba Windows, šiuo metu bus Linux. Tada spaudžiame vat, ant šito linko, pasirinkime Linux, download. Tada galime, šiaip negalim uždaryti, nors tą galim uždaryti, iš kur siuntėtės, bet šitiek, šičia galėtumėte pasiskaityti, kaip reikėtų tai įdėkti, bet aš vis tiek tai įdėksiu, tai matysite, kaip reikia įdėkti. Tai mes pasižiūrėsime. Pakartosiu šičia, nenukris rankas. Keletą čia sekundėlių. Kai tai visą atliksite, galėsite išjungti Putty arba sudėti visus savo serverio failus, tada paleisti serverį. Čia greitai šiaip. Šiaip aš vakar netgi kūriau serverį, tai į serverį leido non-steam žaidėjus tiek be revcrev, aš buvau nustebęs. Nežinau, dėl ko tenais taip leido. Tiesiog non-steam žaidėjus leido. Nužiūrėsime, kaip bus. Su revcrevu gali būti, kad išmes jums tokia klaidėlė tuoj. Nu, aš taip parodysiu jums demo netgi. Tai dabar sudėkime savo serverio failus. Reiktų nev.
Dabar pristatysiu video biškį. Tai va, pristabdžiau video, tenais viską, einame į user, tai yra iš root išeiname, einame į user, srcds, cc_strike. Čia sudėkime savo serial failus, taip juos šiaip galėsite netgi parsisiųsti prie pamokos prisieksiu. Šitos dvi papkės dėkime į cc_strike. Jeigu norite padaryti zombie ar ką nors panašaus modą, jums tai galim sakyti bus labai paprasta, bet čia reikėtų kurti nuo pamoką jums. Nors šiaip galiu prikurti prie tos pačios, jeigu spėčiau. Nu, jeigu spėčiau, tai reikėtų jums visų pirma source mod zombie. Naiti štai čia. Tada štai čia. Ir parsisiųsti visus reikiamus, tai yra šitą. Taipogi įkelkite į cc_strike folderį. Jį parsisiųsti čia pamatysite, tu aš nueisiu prie kelius linkus, man rodos, čia reikia eiti. Jei neklystu. Jo, prie kelius tada ir paskutinio parsisiuntite Linuxą. Į cc_strike įkeliate. Tai to nebereikia, tada parsisiunčiame visą tą modą, tai einame į apačią. Parsisiunčiame tuos viską, dedame tiek tą parsisiųsti reikia, tiek tą abudu ir abudu į cc_strike, bet pirmą parsisiunčiate šitą, tada ir šitą, nes čia yra updates. Ir tada mums reikia, kai naudotoje parodysiu, kur tas paleidimas, dabar instrukcija. Kokia ten ta komanda buvo, palaukite tuoj. Man ten tos komandos dabar reikia. Dabar aš negaliu tiksliai pasakyti, kad kur ta komanda. Testringa. Kur ta komanda. Tenais prie paleidimo reikia pridėti. Tuo sekundėlį. Va, aš netgi radau, o čia prie instaliacijas yra tai prie savo paleidimo serverio, štai tokia eilutė jūs turėsite prirašyti, tai eilutę pamatysite, kaip turėtų atrodyti. Taigi mums čia viskas sukrovė pagal idėją. Šiaip iš dalies negalime dabar greit pasileisti savo serverį, aš šiaip esu Steam'e, tai aš nežinau, ar mano Steam'us leis, tai bet parodysiu, kad aš prisijungsiu, tiksliau, aš paleisiu serverį ir pažiūrėsiu per cancel, ar rodo statistiką serverį. Jeigu rodys cc_strike, tai yra tik tiesiog Steam serveris. Taigi, tada einame, vėl reikia pasidėti. Nu gerai, dabar komandą turiu, einame cd, user, srcds, cc ir pabandykime paleisti savo serverį. Šiaip turėtų rodyti, kad viską krauna, bet sakiau, kad dar įdėsime revgrevomės. Jį būtinai turime įdėti. Aš tiesiog noriu pasitikrinti. Greitai labai. Čia rodo source modai, kad kraunami yra. Nežinau, ar juodas ekranas jums bus ant source modo, bet aš nežinau, gali būti, kad juodas. Tai aš greitai pasitikrinsiu, jums čia nieko nereikia žiūrėti. Pažiūrėsiu, ar yra adminas. Bet aš gal sumažinsiu ekraną, ten ekraną padarysiu window mode, kad jums, jeigu aš ir rasiu kaip padaryti. Kur čia. Turėtų būti window mode. Ten nebuvo, kad. Ai va. Dabar gal jums rodys tą ekraną mano. Tai einame vėl connect. Man reikia nuskopiuoti štai šitą IP adresą. Ir pridėti.
Dabar taip, mums dabar reikia padaryti dar taipogi. Dabar taip, einame į ref krevą, kur parsisiuntime. Taipogi einame į savo bin Steam client, čia kur yra jūsų originalas. Jį perrodame štai taip, tada ir šitos failiukus įkeliame į savo šitą direktoriją. Tada einame vėl į ref krevą, grįžtame atgal, atsidarome ref ini, viršuje pervadiname štai taip, tada nuleidžiame, einame vėl putį, atsidarome vėl savo. Kodėl man taip meta, palaukite sekundėlį, nekrauna kažkodėl. Turi tiesiog 774 vėl tai grįžame, tai vėl einame cd usr cds. Tai dar taipogi reikia nueiti biškį atgal, bent iš tos pamokos čia va, taipogi matote, kad rašo reikia vieną klientą pervadinti į štai tokį. Bet šiaip, nežinau, tas yra būtina, nes taigi vis tiek yra duodamas Steam klientą. Bet visgi galime to nebandyti, o pabandyti, jeigu nepavyksta. Tai yra, dabar einame vėl. Reikia auto-update gal, ne, bet šiaip netrukdys. Ir čia va, kur sakiau aš tenais, tai šitą eilutę reikia štai va pridėti čia, tarkim. Pridedame, tada užkrovus serverį, jie jau nuėmame ir leidžiame be jos. Ir jūsų serveris turėtų būti zombiai. Va, apie ką aš kalbėjau. Matote, va, yra tas klientas, file enable to running taip toliau. Tai gerai, einame atgal, tuoj sekundėlį. Einame atgal, einame šitą. Einame į server. Einame atgal žemiau, viskas gerai čia. Tada einame, tą darome, vėl įsijungime pati. Vėl neleisime, lemba mane kaip darbininkas, turbūt tarpas padaręs. Serverį. Dabar turėtų nemesti tos klaidos. Mes patikrinsime. Pažiūrėsime. Ar veikia adminas ir kažkas tokio. Jeigu veikia adminas, tai reiškia, jūsų surcamot serveris turėtų viskas veikti normaliai. Nes daugama būna, kad adminas net neveikia, neužsideda adminas, dėl kad neužkrauna surcamot. Nu, adminas pakrovė, tada einame pažiūrėti, veikia komandos. Ne. Nu, va, matote, viskas veikta. Pamoką kūrė Vitiokas. Pamoka skirta 3w.csas.lt svetainiai. Prašau pamokos neripinti.
Jeigu reikia nors pamokų panašių, galite kreiptis privačią žinutę arba tiesiog komentarais po pamoką. Taipogi teikiu paslaugas tokias serverio kūrimo ir panašiai. Taigi, turite nors klausimų ar norite užsakyti kažko, kreipkitės. Viso gero.